savaitę prasižiūrėjau, kas yra. Šiandien, po tos dienos esu antram lygį. Iki trečio betrūksta 6 stalų, plus minus. Bus jau trečiam lygį. Na ir grupėje yra virš 500 žmonių. Ir tai yra už praeitų metų spalio 1 dienos. Nes spalio 1 dieną, kada išsianalizavau viską, aš tada pasakiau taip, aš būsiu. Tai mes ką mums bereikia padaryti? Reikia reklamuoti auksą. Va, 2 banginiai, už ką mes gaunam premijas. Visi kiti gali sakyti, o palaukit, o kaip jūs jį parduodat? Ogi labai paprastai. Internetas. Internetu mes jį ir parduodam. Dabar pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų čia vyksta visa ta virtuvė, visa tos struktūros. Yra lentelės. Atsistoja čia, jūs turit galimybę pasikviesti žmogų. Taip, stovi čia. Matot, kad verslas geras, pristatėt, pasikvietėt arba į online konferenciją, arba į gyvą konferenciją, rekomendavo žmogų, žmogus atsistoja čia. Viskas. Šitas, anas kviesis toliau. Jūs kviečia trečią, lentelį užsipildyti. Kada lentelį užsipildo, jinai dalinasi ties tą pusę, per pusę. Ir šitas žmogus gauna premiją. Premijos dydžiai priklauso nuo programų. Lentelės pildosi visos vienodai. Visos vienodų principų. Gali pildytis ir šitai. Šitas žmogus kviečia čia žmogų, čia stato. Šitas kviečia čia, tas čia. Gali būti ir toks principas. Maišytas. Gali horizontaliai, gali vertikaliai. Jokių problemų. Yra laisvos vietos, visi klientai stoja iš kairės į dešinę. Kai tik lentelė užsipildo, šitas gauna premiją. Dabar šitos programos, jos yra susietos kartu, bet jos kartu turi ir atskiras funkcijas, atskiras pajėgas. Šita programa leidžia iš čia, kadangi šitoj programoje avansas yra 1050, šitoje 375 eurai, o šitos programos yra 540. Ar matos ten iš galo? 3 laiteliai, 2 ir 1 ir 5 gramų. Bet leiskit visiems per akį. Tai va, mums moka auksas. Šitas auksas yra visą laiką internete. Mes jį matom. Kiek mes laitelį turim savo back office. Man reikia pinigėlių. Aš parduodu tą. Man reikia daugiau pinigėlių. Aš parduodu daugiau. Paprasta ir nesudėtinga. Pardavimas vyksta internetu. Nereikia lakstyti kažkur. Jeigu jūs pasisintėte į namo, tai tada jums jo nereikia, aišku, savaime jūs turite jį parduoti. Užsiregistruojat, kiekvienam automatiškai yra suteikiamas back office'as, jūs gaunat prisijungimus tik tai jūs. Rizikos. Čia yra 375. Jeigu atsitiktų taip, kad dėl kažkokių tai priežasčių, sakykim, nežinau, miške gyvenat, aplinkui nieko nėra, meškus vaikšto, mešką nepakviesite jo. Nerandat žmogaus. Nežinau, kokius priežastis turėtų būti. Kompanijai pinigėlių nereikia, kaip ponė bankai sakė. Iš šitos sumos 375 minus 25 eurai yra negrįžtama. Todėl, kad yra back office'ui. Back office'ui išlaikymui jūs gavote internetinį visą back office, yra negrįžtama. Iš 540 avansų 40 eurų. Negrįžtamai. Iš 1050 negrįžtamai 50 eurų. Jeigu jūs nepakvietėt tų žmonių ir praėjot programą, 2 lenteles, čia praėjot, o kaip praėjot? Tiesiog kiti dirbo, virš jūsų pastatė žmonės ir jums išstūmė lauk. Jūsų darbas baigtas. Nes konferencijos metu, kada žmogus išklauso ir prieš kviečiant į konferenciją, visą laiką užregistruokit jį. Arba tegu jis pats užsiregistruoja. Todėl, kad registracija nemoka. Iš duomenų bazės išimti žmogų laisvai gali. Bet kada jis ateina užsiregistravęs, jam jau nekyla klausimas, registruotis ar ne. Jam kyla klausimas, mato programas, kurią programą pasirinkti. Už 1050. Kur prioritetai, už 375, kur prioritetai, už 540, kur prioritetai. Jam čia kyla klausimas. Jam nebekyla klausimas, registruotis ar ne. Ką aš pasakyti nuo savęs ir visus kviečiu.
jei kai įmės reikia dirbti pas mus ir ateina daug žmonių, jis pinigus įdėja ir lauka. Jeigu nejudės, jei niek nedarys nėra. Nes kitiem, kad tą biznį pristatom, pasakė, ai, nu, kad čia, jei veltui pinigai, nėra veltui. Čia reikia dirbti. Ir kas dirba, žinot, kad nelengvai. Nelengva dėl to, kad žmonės daug kartų apgauti, visokių finansinių piramidų, kitų dalykų ir galvoju, kad čia yra eilinis sykis. Vien aš noriu tikinti nuo savęs, kad mes esam patikrinti. Mes važiavome į Miuncheną į konferenciją pasaulyje ir su žmonėm kalbėjom. Nėra buvo nei vieną atvejį, kas padaryt viską ir negaut pinigų. Ir labai greitai, per parą parsisiunč pinigus, augs, jeigu nori parsisiųsti, maždaug savaitę, 2 išeina. Nu, tiesiog reikia dirbti, reikia bendrauti su žmonėm, kalbėti ir daryti tą, ką mokom. Ne taip, kaip daugs pasidar nubaidži žmonės, papasakot, oi, čia tokie pinigai, tu tik stok, tu greitai, tu čia prabagotėsi. Nu, taip pagalvoju, kad čia tau yra atsisui, kad tu čia taip greitai tus pinigus. Ir, nu, taip nušta, kad čia iš tikrųjų reikia dirbti. Nėra tokių pasaulį, kas duot veltui pinigų. Žinot visą, ne? Gal ką žinot tokių biznį, kur nieko nereikia daryti ir peint pinigai. Ir aš daug ko žmonių, kit bei to indėlį. Tas indėlis ir gražinams, kaip suprasti. Kiekvienam atiduot, jeigu tu nepadarai. O dabar kiek žmonės rizikuoja, važiuoja į Angliją, važiuoja į Ameriką, po 2-3 tūkstančius moka ten kažkur įsidarbinti ir parvažiuoja, be niek, be kelnių parvažiuoja. Todėl, kad tai nuvežia apgavo ir kad tu paim pinigus ir viskas. Taip, kad visur kažką reikia. Jeigu nieko neįdėsi, čia ir konkrečiai reklama, aukso reklama. Nu ir kaip jūs įsivaizduoja, raikits metodas, kaip reklamuoti auksą, jeigu nebus užsakymą padarys iš ankstinis mokėjimų, kaip jį reklamuosi, kaip įrodyti kompanijai, kad tu tikrai reklamuoji auksą. Taip, kad pašnekėjom, aš su Elvyru pasišnekėjom ir aš jau reklamuoju, duok man pinigų, kad agit, ne. Kiekvienas padaryti užsakymą iš ankstinį ir tą dirbt dokumentaliai, popieriai visi. Gauni visą sąskaitą žmogus, gauni sutartį su kompanija ir gauni. Jį priklyks notariniai sutarčiai. Nu, nieks ten nesiruošia apvogti ir pačiai kompanijai neapsimoka to daryti. Mes, pavyzdžiui, žmonės įmokymus kaip finansinės piramidės niek negaunam net centų. Mes gaunam tik tada, kad žmonės padar, kad mes padarom ir maždaug neatsiplėšia daug nuo žmogaus. Aš padariau, už pusmetį padar, kad žmogus jis irgi tiek pat gavo. Čia kažkaip nėra kaip, sakykime, tos finansinės piramidės, kad jeigu daug žmonių pakvietė, daug gauni. Čia už tai nemok pinigų. Mok už tai, kad žmogus padaro darbą. Ir kas dar labai man patinka ir visiems turi patikti, čia nėra jokių mokesčių. Jokių nei už ką nereikia mokėti. Investicinis auksis neapmokestinamas. Ir mokėti reikia, kad jau gauni karjeros pinigus. Aš dar neturiu karjeros, negaunu, man tos problems nėra. Bet sakykite, tus karjeros pinigus, ką gauni, ar gali tą 15% duoti valstybėm, negali.